Ar jūs jau matėt naująjį 4-ąjį Love, Death and Robots sezoną? Aš mačiau ir norėčiau pasidalinti savo, sakykime, 4-ojo sezono serijų reitingų. Pradėkime nuo mažiausiai patinkančių iki labiausiai patikusių. 10-oje ir paskutinėje vietoje būtų 400 Boys. Tai serija, kuri man nepatiko nei vizualiai, stilistiškai, nei tuo pačiu ir pačia istorija. 9-oje vietoje vienintelė pusiau vaidybinė, pusiau specialiaisiais efektais papildyta istorija, tai yra Golgota, kuri taip pat nelabai logiška, nors ir esmę kaip ir buvo galima suprasti, bet tiesiog viskas įvyko gerokai per greitai. 8-oje vietoje Smart Appliances Stupid Owners, nes iš anonso atrodė, kad serija turėtų būti tikrai juokinga ir įdomi, bet kai pradedi žiūrėti ją, supranti, kad tenais yra tiesiog one-lineriai. 7-oje vietoje Can't Stop. Taip, tai yra labai gera Red Hot Chili Peppers daina. Tai yra ištrauka iš koncerto, kuris sukurta pagal marionetės, bet tai yra tiesiog muzikinis klipas ir niekuo neišsiskiriant. 8-oje vietoje Close Encounters of Minikind. Iš esmės juokingas, tikrai šokiruojantis pasakojimas apie labai mažus žmogeliukus ir ateivių invaziją. 5-oje vietoje yra How Zeke Got Religion ir tai yra senesnės anime stilistikos pasakojimas, kuris, sakyčiau, yra vienas žiauriausių turbūt šiame sezone, bet tikrai įdomus. 4-oje vietoje yra Screaming of the Tyrannosaur ir tai yra tiesiog kovotojai ir dinozaurai. Ir jie kovoja kosmose. Animacija gera, įtraukianti istoriją, tikrai atrodo viskas labai gražiai. Ir visa serija iš esmės yra vienas veiksmo kupinas pasakojimas. 3-oje vietoje yra For He Can Creep. Man tikrai labai patiko senovinio Londono stilistika, pati idėja, kad velnės ateina ir bando pagrobti sielą per kūrinius. Iš esmės, savotiškai Dante, bet kartu pagrindinis personažas yra katinas. Na, jeigu kalbam apie kates, tai 2-oje vietoje yra dar vienas pasakojimas irgi su kate, ir tai yra The Other Large Thing. Ir šis pasakojimas yra kiek kitoks, labai modernus apie tai, kaip katinas iš esmės prisijaukina robotą. Ir labai įdomiai sukurtas pasakojimas. Ir 1-oje vietoje yra Spider Rose su labai tikrai išskirtinė animacija, labai išskirtinė istorija, kuri iki pat galo neatskleidžia pagrindinės esmės. Ir kai jau sužinai, esi šiek tiek šokiruotas, kaip viskas įvyko. Tikrai labai stiprus pasakojimas su labai giliai ir net sakyčiau, tokia liūdna žinute. Ir man jis tikrai labai įstrigo. O kaip jums naujasis 4-asis Love, Death and Robots sezonas? Pasidalinkit savo nuomonę komentaruose ir parašykit, nežinau, kokia serija jums patiko labiausiai. Ir aišku, nepamirškit pafollowinti.